Dėkoju Dovilei Šakalienei, žmogaus teisės stebėjimo instituto vadovei. Henrikai, grįžtame į studiją. Dėkojame Arnui Masiečiui ir jo pašnekovams ir dabar keliamės ten, kur kiekvienas gal jau norėtume būti, į pajūrį. Juras Jaikevičius, matau, šypsosi ir laimingas, atrodo, kad tarsi jis visai ten nedirbtų, tik tai poilsiautų ir poilsiautų. Žodis tau, Jurai. Taip, Henrikai, sveiki. Taip, iš tiesų, poilsiauti ir poilsiauti, kai jūra 16 laipsnių, reikia gerai įkaisti. Kaip, tarkim, šie jauni žmonės jau gerokai įkaitė ir jie jau ne kartą ir turbūt ir išsimaudė. O draugė yra ir Lietuvos Fudokan federacijos prezidentas, ponas Rytis Bublevičius. Rinktinės treneris. Sveiki, sveiki. Kas čia vyksta, paaiškinkit, prašau. Šiuo metu vyksta treniruotė prie jūros. Nidos paplūdimy. Nidos paplūdimy, be abejo. Gražus oras, puikus oras, iš tikrųjų labai tikimės, kad toks išliks iki stovyklos pabaigos. O čia organizuojame Vasaros karatė akademiją, kurioje vyksta 4 metus šitame gražiame Rojaus kampelyje Neringoje, Nidoje. Ir pristatykit turbūt pagrindinį herojų. Be abejo, pagrindinis herojus yra čia. Tai yra mokytas, ilgametis mano mokytojas Sensei Jorga, su kurio bendradarbiavimas vyksta šiais metais lygiai 20 metų, nuo 95 metų, kai jis pirmą kartą atvažiavo į Lietuvą. Tai aš paskui jį jau semiau žinių 20 metų ir jau 4 metus iš eilės dabar atvyksta į Nidą ir dalinasi savo patirtimi. Semėtės ne tik jų žinių, bet ir daugybė jaunų žmonių ir jie pasiruošę turbūt ir Nidoje šitą parodyti, galima bus pamatyti. Taip, šitie jaunieji žmonės laikys egzaminus savo kvalifikaciniams diržams, skaitykim spalvotėms diržams, vyresni laikys egzaminus judiems diržams ir šeštadienį, birželio 20 dieną, 18:00 turėsime karatė meistrų lygą, kur tai 8 atrinkti, gabūs, talentingi vyrukai, Lietuvos nacionalinės rinktinės jaunuoliai dalyvaus tarpusavį tokioj, kaip sakyti, daugelypiai kovoj, kur reikės daryti ir katą, ir kumite, išeiti ne vieną kartą, gal 5-6 kartus ant tatamio ir tarpusavį kovoti. Tai iš tikrųjų yra didelis iššūkis tiems dalyviams, o to pačiu yra labai gera proga pademonstruoti, kas iš tikrųjų tai yra karata, kas yra kata, kas yra kumite ir kiti dalykai. O su ko jie ruošiasi kovoti? Tai reiškia, bus 2 kovos tarpusavį, bet kiekvienas su kiekvienu turės sukovoti. Tai reiškia, 8 dalyviai turės po 6-5 kovas. Ruošiasi konkrečiam priešui ar tiesiog lavina savo įgūdžius, kaip tai suprasti? Taip, tai kova bus teisėjaujant teisėjams, ant specialios dangos, bus numatytos tam tikros taisyklės. Sportinė kova. Sportinė kova, be abejo. Tiesiog pagal sportinės kovos taisyklės jie turi pademonstruoti savo gebėjimus, greitumą, stiprumą, vikrumą ir kontrolę, tą vadinkim, ir savo savikontrolę, kad ne padaryti kažkokių netaisyklingų arba nereikšmingų veiksmų, o tai, kas yra leidžiama ir su kuriais elementais tiesiog mes laviname save. Bet antra vertus, jauni žmonės įgyja galių, kurios yra, sakykime, vidutiniam praeiviui. Taip kartais būna pačiam ten, kur pats įdomumas, ten ir nutrūksta. Jeigu pasiseks, mes sugrįšime į Nidą, bet kadangi neturime